O jeigu taip galvoju, gal čia reikėtų gal žiūrovų arba klausytojų įvesti apskritai, kas čia tai yra per metodas, ne? Kuo jisai ten remiasi, tai jisai yra, Deep Democracy metodas yra, jisai yra kilęs iš process work, tai yra į procesą orientuotas psichologijos, jau oficialiai. Taip, į procesą orientuotas psichologijos, jisai tiesiog tas išradėjas šitos psichoterapijos srities, jisai vystė ją toliau ir pasižiūrėjo, kaip tą patį principą galima būtų pritaikyti grupėm, visokiam socialiniam judėjimam, netgi visuomenėm arba netgi tokiam, žinai, globaliam visiškai dalykui. Ir jisai pastebėjo dėsningumus, kad realiai tai tas pats grupinis konfliktas, kuris vyksta, žinai, grupėje, tą patį grupinį konfliktą gali rasti savo viduje. Ir kodėl jisai sako, kad tai yra Deep Democracy, pavadino, dėl to, kad tu bandai įgarsinti netgi labiausiai marginalizuotus balsus. Tai tiek ir savo viduje, ką tu labiausiai marginalizuoji, nes visą laiką yra tie pagrindiniai balsai, mes turim kažkokius tai tenai, galbūt 2-3 balsus, kurie taip besikeičiantis sukas vien su kitu pasiginčia dar kažkas, bet be tų 2-3 balsų, žinai, dar yra ir daugiau, tai tarsi tu atidarai lauką, kad tie balsai turėtų galimybę pasireikšti. Tai tik tai vyksta, tarkim, tai yra ne tavo asmeninė terapinė sesija, o tai yra grupėje vykstantis dalykas. Tai reiškia, kad palengvina tai, kad labai aiškiai pasakome, kad mes kol kas pradžioje tai yra rolės. Tai kokios yra prieštaraujančios rolės šitame lauke, ne, kad čia, sakys, vienas ten aš už skiepus, tu prieš skiepus. Čia skiepytis reikia, nes čia yra atsakinga, o kitas sakys, ne, čia yra šitas. Ir tu bandai išgvildenti kiekvienoje pusėje, kiekvienas polariškumas, jisai turi dar savo spektrą. Tai reiškia, kad tai nėra tik tai 2 tos polarizuojančios pusės, bet dar yra visokių aspektų, ne? Ir mesgi nesame net ir patys kaip žmonės, tarkim, jeigu tu net ir esi už skiepus, tu nesi niekada 100% už skiepus, tu supranti, kad yra kažkokių tai niuansų, žinai, ir arba tu sau leidi tos balsus savo vidinius išgirsti, arba neleidi, ne? Arba ten esi. Bet jeigu neleidi, tai tada tu esi labai užstrigęs vienoje perspektyvoje ir tu tampi gyvenime šiaip labai nelankstus, žinai, ir labai toksai, jeigu, tarkim, čia galbūt, nežinau, ar tai svarbus, nesvarbus klausimas, kiti galbūt svarbesni klausimai gali tavo asmeniškai būti, kurie daro vien dėl to, kad tavo kažkokios kitos subasmenybės dalys tampa neišgirstos, nei garsintos, tai tave daro labai, pažeidžiama netgi. Nes jos vis tiek veikia. Jos veikia iš šešėlio. Iš šešėlio. Va tai, ką Jungas vadina šešėlio, žinai, tu nepripažįsti, tada aš per aplinkui, žinai, tada, kodėl aš čia taip pasiilgiau, pas savęs nesuprantu. Tai tas Deep Democracy grupės fasilitavimas, aš tai manau, kad tai yra tiesiog to paties, kas vyksta viduje, iškelimas į grupės, nes tai yra tas pats principas. Tas pats laukas, kuriame veikia įvairios rolės, įvairios, žinai, ar tai yra valstybinės institucijos, ar tai yra įstatymo balsas, ar tai yra kokia nors kunigo, ar tai dar kažkokia nuskriausta žmogus. Ir mes turime galimybę pasivaikščioti per visas tas rolės ir pažiūrėti, kokių čia aspektų yra, žinai, dar. Ir esmė tai tame, kad negali pasakyti, kad, žinai, tikslas yra kažkaip išspręsti konfliktą, arba kad konflikto išsprendimas yra pasekmė viso šito. Ne, gali būti, kad tas konfliktas, kai kurie konfliktai yra neįsprendžiami, bet tarsi atsiranda kažkokios vidinės erdvės daugiau tam, kad tą konfliktą laikyti, arba biškį labiau daugiau tokio sąmoningumo, kur čia aš esu ir kaip aš prisidedu prie to, kad tai vyktų ir arba
arba tam tikrų dalykų, kur aš galiu galbūt susirileitinti su kita pusė kaip su žmogumi, kad man irgi taip yra, ir kaip tau yra. Ir tu irgi turi savo istoriją, kodėl tu taip darai, o aš turiu savo istoriją, kodėl tu taip darai. Ir tau kažkokie dalykai yra svarbus, ir man dalykai yra svarbus, ir mes tiesiog galbūt suprantame, kad mes kaunamės dėl to, kad kažkas mums abiems yra svarbu. Ir tada tu pamatai žmogų ir kažkaip matyti, tame tas įtampos atpalaidavimas, toks nuleidimas įvyksta, žinai, kažkoks tai labai didelis pakilimas pradžioje tos įtampos, žinai. Taip. Jisai niekada nebūna vienas pakilimas, jisai būna taip, pakyla, tai įtampa stipriai labai sugyvuoja, o po to kažkurioje tai vietoje taip išsileidžia, po to vėl žiūrėk pakyla, vėl išsileidžia, vėl pakyla, vėl išsileidžia. Ir tu išeini su kažkokiu tai platesniu pasaulio vaizdu, platesniu savęs supratimu, kitų supratimu.